Bičiuliai, draugai. Daug kas manęs klausinėjot, kaip tie galastuvai. Žinokit, aš vienas dalykas, kai matau, kad jie kainuoja ten, sakau, Mizo, ten beko visokie, Mizo, kas ten yra, Ganzo Manzo, tai matau, kai jie kainuoja ten 59 eurai, kiek yra su akcijom. Ir aš nedrįstu jų net įsigyti, tokio tipo nedrįsau. Ir nedrįsau jų testuoti, žiūrėti. Tiesiog, kai žinau, kad Japonijoje aš tokius tokį pat komplektuką mačiau, kad prekiauja po 400 eurų, ten virš 400 eurų, o čia kainuoja tiek, neįsivaizduoju, aišku, jis kažkiek gal laikys ten pasigalasti, bet jeigu galasti ten labai jau kietus japonų peilius, tai aš manau, kad jis, ilgai netams. Bet principas, įdomus. Sakykime, jeigu taip braukiant, jis tą galandinimą atliks. Manau, kampą padarys jį savo, kokį reikia. Mikro raštų, tai jau kaip galandų su staklėmis nesitikėti kažkokių tai, nes, žiūrėkit, viena pusė eina į apačią, o kita kyla į viršų, tai vienas eina taip daro mikro raštą, kitas taip iš paskos, tai gausias čia ir taip, ir taip, ir taip. Aišku, tai bus žymiai geriau negu kažkokie traukiami galastuvai. Kai būna tie traukiami, žinote, ten iš viso ten, vėjai, o čia aš manau bus geriau. Realiai, principe, turėtų būti geriau. Tik aišku, tas galandinimas vėl dabar mes iš tos pusės susigalanda mane ir verčiam. Neverčiam. Mes sukam iš tos pusės ir vėl taip pat. Bet jūs tik tai reikės pasižaisti. Pasižaisti reikės. Prieš galą tai iš viso taip. Pradžiai, kol susivedam, galim dažniau, o prieš galą tai praeisi vieną kartą, apsuksi. Praeisi vieną kartą, apsuksi. Vėl, kad jau, aišku, bent kokie 10 kartų tokį reikės padaryti jau, kad nori labai jau tiksliau suvesti bent kampus. Apie mikro raštus, tai sakau, čia nebus jau kalbos, bet apie kampų suvedimą, manau, kad turėtų viskas gerai būti. Tai žodžiu, jūsų teismui šis galastuvas. Statykit, laimėkit, įsigykit ir manau, apie paprastesnius peilius tai nebus ten dėlių problemų, bet jeigu su kietais, tai nežinau. Aš čia iki 1400 vieną pusę, kitą pusę 1000, aš galandų rimtus peilius net iki 8000, tai spręskit patys, iki bičiuliai.